Sveiki, mėlyjeji, su jumis vėlgi aš, kineziterapeutas Marius, ir šį video ypatingai noriu paskirti tiems žmonėms, kuriems dėl įvairiausių priežasčių yra sunku iškelti ranką į viršų arba sunku uždėti ranką už nugaros. Ir šiame video noriu jums pristatyti naujausią fizinį produktą savo asortimente. Tai yra rankų treniruoklį, kuris didina rankų judesių amplitudę. Kuo jis yra ypatingas? Tuo, kad jūs jį galite naudoti kiekvienas savo namuose kasdien. Tam tik tai reikia durų. Ir treniruoklį sudaro dvi rankinėlės, ilga patvari virvė ir ratukas, kurio pagalba būtent viena ranka kyla į viršų, kita leidžiasi, ir tvirtinimo dalis, kuri tvirtinasi už durų. Taigi, ką mums dabar reikia padaryti? Mums reikia uždėti tą dalį už durų. Tai darom duris. Dedu už durų, uždarau ir pasižiūriu, kad rankinėlės būtų tame pačiame aukštyje. Viskas. Sėdu ant kėdės, ištiesiu rankas į priekį ir dabar noriu parodyti visus pratimus, kuriuos galite daryti su šiuo treniruokliu. Taigi, dabar viena ranka leidžiasi žemyn, kita ranka kyla į viršų. Kadangi virvė yra pakankamai ilga, tai aš pasiimu truputį aukščiau ir dar papildomai iškeliu ranką į viršų. Principas labai paprastas. Viena ranka kyla į viršų, kita ranka leidžiasi žemyn. Ir dabar pajausite tempimą, palaikykite šitą tempimą 10-15 sekundžių. Nerealus treniruoklis, nereali sistema. Jeigu jums yra sunku apsitarnauti, jums yra sunku iškelti ranką į viršų, ypatingai tai yra aktualu vyresnio amžiaus žmonėms. Taip. Ir dabar vėl darom kitą ranką. Pasiimu truputį aukščiau ir keliu į viršų. Ir jūs galite reguliuoti kampą, tai yra kiek aukštai jūs galite iškelti. Jeigu jūs jaučiate tempimą dar pilnai neiškėlę, tiesiog toje amplitudėje, tame taške palaikykite 10-15 sekundžių. Ir darydami šitą pratimą, šitos pratimus kasdien, bent po 5 minutės, po poros dienų, po poros savaičių pajausite efektą. Pajausite, kad rankos gali judėti laisviau. Padarom dar vieną kartą. Taip. Ir šitas treniruoklis yra jau ne mano gamybos, aš jį įsigyju, o jūs jį galite įsigyti iš manęs. Kitas pratimas. Atvesim rankas į šonus. Ir lygiai taip pat, rankos kuo labiau atvestos į šonus, 90 laipsnių kampu, ir viena ranka kyla, kita ranka leidžiasi žemyn. Labai idealu, jeigu jūsų delnas išliktų nukreiptas į šoną ir pajausite tempimą, vėlgi 10-15 sekundžių šitą tempimą palaikykite. Taip, darom į kitą pusę, vėlgi viena ranka leidžiasi, kita ranka kyla. Mano delnas išlieka nukreiptas į šoną. Taip. Ir kiekvieną pratimą, kiekvieną judesį galite padaryti po 5-8 kartus, po 10 kartų, tiek, kiek jums norisi. Ir kitas pratimas, paplauksim. Dideli judesiai,
dideli, platus judesiai. Galite į abi pusės. Taip. Kitas pratimas. Viena ranka priekyje, kita ranka šone. Ir priklausomai nuo to, kokia ranka yra pažeista, ta ranka yra šone. Aišku, vėliau galite ir apkeisti. Taigi dabar viršutinę ranką, priekinę ranką aš leidžiu žemyn, o šoninė ranka kyla į viršų. Ir vėlgi aš galiu įtempti tiek, kiek man reikia, kad aš tempimą pajausčiau. Ir palaikom tą tempimą vėlgi 10-15 sekundžių. Taip. Leidžiam žemyn ir keičiam. Taip. Dabar priekinę ranką aš leidžiu žemyn, paimu virvelę aukščiau, kad dar galėčiau aukščiau ištempti, iškelti. Ir vėlgi pajausite tempimą. Taip. Taip, pradau dar vieną pratimą. Šį kartą sėdėsiu šone. Labai dažnai būna sumažėjusi peties sąnario judesio amplitudė, tai yra sumažėjęs atitraukimas už nugaros, užvedimas už nugaros ir tuo labiau yra žmonėms sunku pakelti ranką į viršų ir paliesti savo mentes. Tad šitas dalykas, šitas instrumentas gali jums tą padėti padaryti. Vieną ranką laikysiu už nugaros, kitą ranką priekyje ir aš traukiu priekinę ranką žemyn ir man užpakalinė ranka kyla į viršų. Pajausite tempimą, palaikykite tą tempimą 10-15 sekundžių. Na, kadangi pas mane amplitudė yra didelė, yra gera, man pavyksta judesį padaryti puikiai. Ir jeigu jūs nepadarote tiek, kiek padarau aš, ne bėda. Jeigu jūs padarote tik tais va tiek, pradėkite nuo šito kampo, nuo šito laipsnio ir pamažu kelsite į viršų. Pajausite tempimą, palaikykite tą tempimą 10-15 sekundžių ir tai pamažu galėsite ir jausite, kad didėja jūsų rankos judesio amplitudė. Taigi, padarom kitai rankai. Taip. Kitai rankai. Viskas lygiai taip pat. Viena virvutė yra užpakalyje, kita virvutė yra priekyje. Tempiu priekinę virvutę žemyn ir užpakalinė ranka man kyla į viršų. Pajausite tempimą, vėlgi palaikykite jį 10-15 sekundžių. Taip, tai aš dabar jums dar noriu šitą treniruoklį parodyti. Nerealus dalykas tiems, kuriems yra sumažėjusi peties sąnario judesio amplitudė. Ir jeigu jūs norite šitą dalyką, šitą treniruoklį užsisakyti, video aprašyme aš pateikiu nuorodą, kurią paspaudę jūs pateksite į mano puslapį kineziterapija3.lt ir galėsite užsisakyti šitą treniruoklį pas save į namus. Aš jį jums atsiųsiu per porą darbo dienų, per 2-3 darbo dienas. Jeigu turite klausimų, galbūt norite, kad aš jums padaryčiau kažkokią temą video, klauskite, rašykite, aš būtinai pasistengsiu atsakyti į klausimą ir padaryti video. Sėkmės!